97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada ištikimiems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu, sveika, hebrytė. Labą. Su saulėtų penktadieniu. Ant ledą nelipkit. Kodėl? Nu, jau toks pavojingas. Ar rimtai? Nu, rimtai. Gali greitai po ledu atsidurti. Aš tai siūlau lipkit. Geriau likti ant ledo. Lipkit, turėsim apie ką pakalbėti. Nu, bet, žinai... Tai... Nu, nebent pakrantę vaikštant. Nu, matai, užlips ant to ledą, jeigu jisai toks plonas, tai, žinai, nesunkiai ir iš apačios, kaip sakant, bukšti ir... Audriau, kokias aš problemas ruonių pataps? Visi vaikštam plonu ledu. Va. Per lūžtantį ledą. Aha. Ne, čia reikia žiūrėti teigiamai, žinai, optimistiškai. Jeigu eis ant ledą, įlūši, tu tapsi ruoniu, sveikuoliu tuo vadinamu. Jo. Nu va, tai mūsų krepšinė vyrų treneriui, rinktinės vyrų. Rims Kurtinaitis, nu mūsų žvaigždė, krepšinė legenda. Žinai, atvežė jam draug šernieno, žinai. Aha. Nu, iš medžioklę, žinai. Nu ir klaus, žinai, saka, tai Rimai, o tu į medžioklę, saka, važiuoji kartais, išleidž tave žmona. Nu, saka, žinok, geriau jau žmonai apie medžioklę nekalbėti. Saka, jau lengviau man pasakyti būtų, kai einu pas panas. Nu, tai įsivaizduoju, kokią gerą žmoną. Nu, nes žmona labai myli gyvūnus, sakė, jau jokių medžioklių Rimai, sėdi namuose arba eini pas panas. Tai girdė, tai koks tas vyrs yra, kad jai negaila moterų išleidži, taip pat tu... Nu, gaila, bet čia... Tu jas jau, kaip sakant, ten išnaudok, bet jau neduok dievę gyvūnų. Čia mūsų vyr treneris pajokavo, Zita. Ne, man atrodo, kad paprasčiausiai jau žmona solidari su kito moteriam, suprantat, gražus išvaizdus, nu, kodėl nepasidalinti? Nu, tai žinai, kaip ta patarlė yra, negi aš vieną džiaugsiuos, o šimtai liūdės. Va, nu, tai pasidžiaugti. Čia daina, o ne patarlė. Nu tai gerai, tai daina, tai tegu dainuoji va. Čia mes apie šernieną užkalbėjom dėl to, kad nutilėti, ką Saulius, Saulius Audrius paruošė šiandien buvo. O šiandien, žinokit, kaip tik mes turim žvėrienos, tai, nu, ne šernienos, bet elnienos šašlykus. Ir žinokit, aš iš dalies solidarizuoju su Kurtinaičiu, nes tai tave žmona išleidžia medžioklę, ne? Man būtų sunku pačiam, žinokit, nuspaust tą gaiduką. A čia tas, kur po mašiną papolė, ne? Ne, nu ne taip žiauriai. Bet iš tikrųjų būtų sunku nuspaust. Vat jeigu būčiau kur nors ten fronte ten, ne? Rytuose, kažkaip spaučiau ant gaiduką ir norėčiau... Net nedvejočiau. Net nedvejočiau, žinok, iš tikrųjų. O čia, žinai, pasižiūri tas akytės, kurios į tave atsisukai, pasižiūrė, ne? Zita, tu esi šaudžius? Nu ne. Šaudžius esi? Nu, išbėris dar ne. Ai, ką šaudai? Į taikinį. Tai paprasta, o kai reikėtų į gyvą taikinį šaudyti, žinokit, čia kas kita. Į gyvą tai aš niekada nepataikyčiau. Na va, o aš 3 buvęs ir manęs nieko neklausinėjai. Tai pasakysiu, per 3 kartus nė kartą neiššoviau. Aha. Nes, nu, mano biškai kitokia specifika buvo. Reikėjo, žinai, kaip mergina, kaip gruzins mergina nuo žiauraus išprivartavimo. Žinai, kaip išgelbėja. Nu, jo. Nu, įkalbėjom. Aha. Tai man taip pat reikėjo, aš mėgstu šaudyti akim. Vaikystėje nušovę žvirblį buvau. Po to nebešaudau. O aš, žinokit, kažkaip tai va, sakau, gyvas taikinys, žinokit, yra kas kita. Nu, pašnekam apie grožį. Nu, tai pašnekam. Tai čia dabar grožis irgi gyvas taikinys. Gal mes, palauk, ne apie grožį, gal mes dabar pasižiūrim ir aš, pavyzdžiui, turiu vyram klausimą, kodėl jūs, pavyzdžiui, šiandien akių nepasidažė. Aš pasidažęs, nematai, nu, man net ašaros nuo tų dažų, žinok. Ar rimtai? Bir, jo. Tai kažkas nekokybiškai padarė. Aš dar ir lūpas bandžiau dažytis, bet nebespėjau. Nes kažkaip, žinokit, aš taip, nu, galvoju, nu vis tiek, jeigu mes šiandien išeisim, tai reikėtų vyram tikrai pasidažyti, taip, nu, plonai, ten tokį, žinai, siuliuką padažyti.
Pedikiūrą. Nu, Pedikūras ant kojų darosi, ant akių pedikūro nedaro. Kad ant Ne, akių Audriau, aš padaryt nesuprantu. pedikiūrą. Seniau patiko, o dabar jau ne. Man Nedažyt, mane įkvėpė, žinok, Vinciuks. Įkvėpė Vinciuks, aš pasižiūrėjau Vinciuką, nugalvoju, nu va čia tai vyrs yra. O čia tai Ne. ja. Nu, ir Jisai ką dėl jisai to, kad akis padarė? pastebėtų, jo pamatytų, kad atkreiptų Žydros dėmesį. akis, pabrėžti kontūrai, viskas, nu super. O kai pamačiau su ta, žinok, Elniena. su ta, žinai, Maikė ten, su pjautuvu ir kūjų, vat Maikė, būtent Maikė. Kalbė apie Amerikos Tu kalbi Vinciuką, o galėtum sakyti Vinciukas. Nu, Vinciuks, man Vinciuks. Prisikalbėsit jūs, man atrodo. Tai Raškovo sūnus kalba, Tai, nesantokinis. tai žinok, aš kažkaip pasižiūrėjau, galvoju, nu va čia tai vyrs. O, mačio. Padažytom akim. Aš norėjau apie gruodžį pakalbėti, va. O dabar jau Ne vyriška, sugrįžtam, jo. moteriška. Nu, vat, Šiauliuose praėjo užgavėnės ir tradiciškai buvo renkama baisiai graži morė. Nu, Baisiai bet vat graži. irgi moteriška. Nedalyvavo tam konkurse. Dalyvavau. Dalyvavom. Balsavau, bet ne mano Mūsų laimėjau. morė su dviračiu važiavo į egzekucijos vietą. O, Nu, tai baisiai graži morė. Labą dieną, morės. Ne, va. tai va, čia yra pažymėta viena pati svarbiausia morė, kad simpatijos atiteka vaikų darželio, lopšelio, bitė moriai. Tai va, Rytutė, ne tik tai Rūtytė, bet ir Rytutė tau linkėjimai, dalyvavo tos morės deginime, o Rytutė, kad žinotumėt, mano žmona yra, pasinaudojau O. tarnybinę padėtim. Kaip gerai, kad Baisiai graži. Už morę gražesnė. Ne, nu čia taip negalima. Aš norėjau sakyti, kaip gerai, kad nepasakiau, kad baisiai graži morė. Nu, Jie baisiai ir siaubas kokia graži dar Tai reikėjo supratau, pasakyti. kad apie Rūtelę jau šiandien nešnekėsim. Apie Rūtelę. Nuo Rūtelės Arba gavau gerai, Vilnių arba porą nieko. Tai va, teisenų. tai Sako, sakė. ką mano vardą pasakė į duomenų apsaugą. Tai va, visą Šiaulių Rūtelės. Aš apie visas kalbėjau. Aišku, kad taip. Bet Žinoma. mylimiausia klasiokė vis tiek liek. O, va, mylimiausia klasiokė. Nu, viskas normaliai. Nu, Einam šitas- galiu valgyti? Ne, Ką ten ne, tų ne, žodžių ne, reikia? ne. Fu, Audrus nieko nesiūlo mums. Elniena, sakė, žinok, Elnieno siūlo, šašlyką siūlo, matė. Nu, tai ką siūlo. ten, Elniena, neaišku. iš kur Ingrida, gauta. Elniena, Kokio taip kokio greitai, elnio, ne, ne, iš kur tas Elniena elnio? turi, o jie tau. Bet iš tikrųjų, Hebra, jeigu taip žinotume, tai pavyzdžiui, nukauto šerno, tai daugiau mėsos yra negu šelny. Ne, tai Iš- pati skaniausia, žinai, šerno mėsas dalis kokia yra, ne? No. Tos spiralinės trichineliozės. Mano uošvis buvo veterinorium ir aš jų tiek prisižiūrėjau, kad šerną mane Ką siūlykit. tik Aš net apetitą nesuprantu. Nori pakėlė. apetitą sugadinti. Nu jau tikrai. Aš čia Ne. bitę, Aš apie Elnienos reklamą, žinai, konkurentus Apie- reik šalinti. apie klasiokus užsimė. Atsimenat, būdavo nuotraukas tokias klasiokų. A, Aš siūlau nusifotkinti mums visiems. Žiūrėsi mumis po 100 metų, kas nors sakys, kas čia per durneliai. Čia Eina durneliai. valgyti. Eina valgyti. ,97,8 FM. Čia Šiaulių radijas RS2. 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 Visada aktyviems. Paprastų šiauliečių paplėpėjimai. Suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu tai nusifotkinom jau, ne tą nuotrauką Jo, kur jo. po 100 metų, kai žiūrės, sakys, kas čia per hebrytę, kvailių kažkokia kompanija. Galėtų Ne, būti. O kodėl? Gera foto pažiūrėkit, vadinas, kokia jeigu kas, hebrytė faina. jeigu kas atkreipia dėmesį, moksliškai vadinasi imprintingu. Taip meilė prasideda. O, Taip. Bet, žinot, rytoj kovo 8, ne? jo. Ne, nežinojom. Jau Pirmąkart žinom. girdim. Skaičius 8 tai yra, nu, tokia Begalybė. begalybė ženklas, tik pastatyts. Jie, bet jeigu ją paguldai, tai Nes gaunasi tikrai esmė tai ir yra, kad meilė begalinė pastatyta moteriai. Tulpės ir begalinės, ne? Nu, kaip čia pažiūrėjus. Galim priimti begaliniai. 2 skylutės vertikaliai. Ne, bet, taip, čia amerikonų atsiųstas moteris. Ir tarp kitką, žinot, kaip, dabar ten apie kitą šventę gerai. Tęsti toliau, aš būčiau nusikalbėjęs.
Ne, nu supranti, vat, vyrai kartais bando pažiūrėti į moters tą dušę, žinai. Kokiu Eik tu, rakursu? kas į tą dušę žiūri? Nu, žiūri, vyrai kartais, nu, Eik tu. užein toks, nu, Vyrai žiūri ne į o dušę. moters dušė yra bedugnė. O į Ne. bedugnę, jeigu ilgai žiūrėsi, žinok, ta bedugnė pradės žiūrėti tave. Nu tai taip. Užtat nieks į tą dušę Užtat nežiūri. vengiama, ne? Aišku, eik, nežiūrim tą dušę. Nu gerai, einam prie ekonominių Esmė ta, reikalų. kad jeigu vyrs tikrai myli moterį, tai kai sakant, dėl jos padarys viską ir atgal nieko neprašys. Ja, o moteris paprašys viską, į nieką nedarys. Taip, o moteris paprašys viską ir dėl vyro nieko nedarys. Nu, svarbu, kad nesutrukdytų vyrui Ir daryti. čia yra, va, tikra meilė. Palaukit, aš einu pažadinsiu Ingridą kažkaip. Aš Jinai kažkaip ant to soliuką. Aš apie Nigerijos princą galvoju, kas Atsigula ant čia. to soliuką šildomą, žiūrėkite, prisnūda gražiai. Nu tai Ne, kaip ne, ne. saulė Ne, ne, švies, tai taip saulė, va, degina. Aš galvoju Saulės apie žmonės. Nigerijos Bra. princą. Kas su tuo Ingrida princu gulėk. Nu, tai atsigulu, svajoja apie Nigerijos Elnė princą. karalių. Tokia pasaka buvo. Tai ne, Elnė aš apie karalių. apie karalius, nu, Apie ką raguotą galvoju. Elnę karalių, ne bet Ne, aš kokį. apie Nigerijos princą, kas su Va, tuo negerai. va, tai Ar Ingrida Ragos princas? prigulė ir taip, jai vis tiek va, tą laišką gavai iš Nigerijos princą, Tai aš ne? apie tai ir kalbu, Hebra, nu kas Nu, čia nu, su A tuo ką jis princu? ten prižadėjo tau? Nu Nu, ką, dar Kelionė į nieko. Ameriką prižadėjo. Mane ir pakėlė į viešbutį. sapnų, mane pribūdino, prikėlė, sako, kelkis, nėra to jokio Nigerijos princo. Jie, čia Ką? apie tą Nu, Čia audrus pažadino tave, mes O aš pažadino palauk, žadis. svajojau, Pabūdome tai- ir kelkimės. Galvoju, Ne, ne, kad ten pati kokį daina. briliantų kasyklą pakeliui dar nusirinksiu. Jo, tai Sutrukdė. va, Nigerijos princai dažnai rašo, valdau ten Tai va, aš deimantų apie tai. kasyklą. Ingrida atsiūs man 500 eurų, dolerių. Ne, aš tai aš galvoju, kaip man atiduoti, kur tie popieriai. dokumentų suforminimai. Aš iš Dokumentų. karto- Ne, aš tai atvirkščiai sakau, siū savo dokumentus, aš pažiūrėsiu. Nusipaveiksluok nuogą, nes biometriniam pasui reikia pilnos informacijos. Apsėsti ir Ingrida supirkti. prašo, sako, tu man atsiūs čia tai pilną super, nuotrauką, ten tie super. deimantai verti tiek. Nes nežinom, ar deimantai tiks tau, žinai. Taip, Tiek. žiūrės, prie kokios kūdo dalės priklijuoti. Nepergyvenk, sakai, aš pati užsiklijuosiu. Moku viską užsidėti, kur reikia, prisidėsiu. Iš nugaros Na, jo. pusės galim padėti. Nereik man nieko padėti, aš pati. Iš nugaros viską pusės galim pasidarysiu. padėti. Palaikyt veidrodį. Brūlikus. Ne, man tas patika Afrikoje, tai biometrinį pasą matuoji visų ūgių. Jo, tai Nu sakau, taip, nu. Ingrida, nu. Turi prisiglausti, ant tave nuskenuoji. Jo, jo. Ne, visuose oro uostuose, kada Jie priglaus prie lūpų ir kaimyną pabučiuot Nu, bet viską. ne kaip visą priklauso. Ne visągi skenuoji oro uostuose. Nu kaip ne visą atsistoji, Tai ūgio ten metalo tavęs ieško. Tai ten Jie tie skanuoja, bet- Atsistoji ir bet jeigu Dežanėro tą Jėzaus palei Kristaus pasą suderinti, skulptūros tai pozą. veidą tik. Ne, 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 tai- Ingrida nenukreip kalbos, tai kaip su tuo princu bus Tai va, Nigerija? aš jeigu jis turi kasyklą, apgalvosiu. svarstysim. Jaučiu, Jeigu atrašysi jam. Ne, tai Čia Gal mes- priklausys nuo kasyklos gylio. Viena iš Nuo didžiausių Lietuvos. didumo ir kokio Jo, perspektyvos. nuo Ingrida, ilgio, nuo Ingrida. pločio kasyklos. Ingrida, dabar pasakysiu labai rimtą dalyką. Kad Nigerijos princas vieną iš stambiausių Lietuvos energetikos įmonių vardu Ingrid pavadino. Aha. Tai Nu va. Ligrid dar ne Nu Ingrid. tai va, va, va. Ingrid. O tu žinai, kad Ingrija tai buvo visa ten, va, tas žemės mano buvo. Kur jie Mano Angrija tai buvo kraujas. Kieno čia tie laukai? Jėzau, tai Supratau verslo planą. Ar mes šituose žemėse sėdim dabar? Tai va, Tuose aš va ir užteka sakau. Ingridai Tai galvoju, sekundę apie ką jūs pakylėti. apie Ir ką jūs apie ją svajojate? visą- Aš supratau, blokas. Ingrida, tavo verslo planą. Tu tam Nigerijos princui parašysi. Aš esu karalienė, turiu daug žemės. Taip, aš... A, nenori investuoti? Ne apie investicijas, ne apie investicijas. A galėtų jūs pirmą savo karių, reikia apsistatyti, suprantate. Ingrida, pirm tavo biometrinę Tai nuotrauką. va, tai, bet Ingrida, žiūrėkit, Nuo kaip to viskas strategiškai prasideda. Aš mąstanti iškart moteris labai- iš tikrųjų. Pradžiai tu atsiųsk savo karių, nes Taip. mums reikia atsikariauti karalystę. Nes Jo. mano karalystė yra žymiai didesnė. Tai žinai, tu atsiųsk, ką tu gali Karalystė, atsiųst? karalystė, Jo, ne, nu. jo. Tai tu atsiųsk karių, taip toliau, amunicijos. Nu, ten provizijos aš jau duosiu, ten jau pavalgyti ir išgerti jau tiem kariam.
O tada jau mes jau čia pažiūrėsim, kaip čia Aš jums sakau, reikia pirmą atsikrauti ir pažiūrėsiu, koks tas karalius, kiek kai ten Stalin sakė, ne popiežiui. Kiek kariaunų turi, tai aš ir kiek kariaunų O klausiu. jeigu jau mes užimsim tą jau kitos, jau ten tą, atkariausim tas žemės, tai tada aš tau asmeniškai parodysiu didysi Getsbį, ne? Aš būsiu ir Getsbis, ir didysis, labai toli. Hebrytė, aš galiu pasakyti, kad Žemaitaitis parodė pavyzdį Trumpui, savo mylimam Trumpui. Žemaitaitis atšaukė kelionę, o Trumpas atšaukė sankcijas Kanadai ir Meksikai. A jau vėl atšaukė? Jo, mėnesį. Ne, kokį mėnesį įvedė vėl. Į vėl atšaukė. Oi, vėl. Arba aš meluoju, nes čia vakar Mes jau maišome. Ne, jau tu meluoji, jau čia buvo atšaukė įvestos sankcijos. Ir einam valgyti. Ar rimtai? Dar niekada. Tai tu pirmą laišką išsiųsk. Kamado nespėjai net užsidegti, o tu jau Tavo valgyti. nuotrauką biometrinę. Taigi valgyti, einam. Nu gerai. Einam apie tą Ingriją, pagalvosim, kaip ten tuos karius. Vienu žodžiu, siūsim laišką, laukiam karių, atkariauti. Ingrija, visas St. Peterburgas. O kur mes tuos Nigerijos karius laidusim? Nesvarbu. Nesvarbu, čia jau A kaip ta biometrinė nuotrauka Čia paskui daroma? galvosim, kaip Amfas ar profiliu? Man pasą. Ar iš užpakalę? Nu kaip nori, pradžiai. Čia kompiuterinė Taip, tomografija. taip. Susimokėk Norvegijos princui ir gausi nuotrauką. O Jėzu, dabar nesirėsi Norvegijoje. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada laisviems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu, aš tai nebežinau, ką daryti. Vat, Nigerijos princai siuntiniai Lietuvos moterim laiškus. Nu tai Taip, bet žinau, kad ne tik moterim siuntiniai. Aš tai dar negavau. Ai, aš tiksliai buvau gavęs iš Nigerijos Nu tai princesės. va, aš apie ką Princesė įsakau sako, čia. nu viskas su manim gerai, tik atsiūs man babkių, žinai. Čia įsivaizduoju tik moterim tą siunčiu. Vyram irgi siunčiu. Aš, pavyzdžiui, tai, žinai, iš tikrųjų tai rimts reikals, nu, tai jeigu jau taip atsakinėti tokius laiškus, jau taip, nu tai atsakinėkit, nu ką čia be patarsa, ne? Tai aišku, kad tai. Pirkit bilietus ir važiuokit pas Pirkit Norvegijos. bilietus. Ai, Norvegijos, sako, Nigerijos princus. Siūskit ten tos pinigėlius, Jo. tiem popieriam tvarkyti. Dalinkitės, neskaičiuokit, nu, ta Neturit prasme. galimybę pasiūs toliau, bet jeigu įsimylėjo, tai aišku. Nu, Dar yra variantas, kai aš esu Amerikos kariškis, tarnauju Afganistane, nu dabar jau ten nebėra jau. Nebemadinga. Bet jie kartais dar tai parašo, žinau. jo. Nes, nu, moteriškės Lietuvos ne visos žino, kai jau Afganistane Amerikos kareivių nėra. Nu bet, žinai, gali parašyti, Saka, kad mes čia va- tokia įgula likus, ta tokia Likus maža. įgula tokia- Tai nepaliko kalnuose. nei vieno. Nu, mes Ir likom kurių- 5. Jo, Jo, žinai, Ir žinai, nebeturim ką į valgyti. neturim babkių, sako, kaip parskristi. A gali atsiųs 10 Buvom, štukų. girdai, 4, dabar palikom 5. Penkiese. Prisijungia talips. Nes gėjai irgi gali gimdyti. Nu tai va, tai, bet Lietuvoje pasitaikai politikų, kurie, vat, nu, ta prasme, irgi panašiai Nu jo. užkimba. Bet man Paskutinis atvejis tai Žemaitaitis buvo. Bet Ne, man, tas linksmiausias. Ne, man aš patiko, apie žinai. man norėjau dar įsiterpti. A. Šiandien skaitau Facebook'e, vien žmogus dalyvavo 3 gimdymuose, pažiūrėjo Žalgirį, sudalyvavo 4. Nu va. Jis Matai. vienu metu dalyvavo 3. Ne, gal eilės tvarkė dabar Paeiliui. 4. Man tai labiausiai patiko, žinai, kai ten čia vienoje televizijoje uždėjo tą, žinai, Žemaitaitis jau išein ten, žinai, iš to žmona in pirmą, jau visas susinervinus, jau akivaizdžiai ten jau čia, Nu, tai žinai, tu jau tas... Saka, Remiga, grįšim namo. Grįžim namo, įsiaiškinsim. Kokia Amerika, kokia Amerika. Ir eintas dar banda skambinti, dar eidamas, dar ten įstoviniuoja, dar Nu, žinai, banda viltis paskambinti. miršt paskutinė. Gal dar bilietas atsigausa, ne? Jo, ir Hebra uždėjo Vilčinsko. Grįžtų namo, kol saulė dar Bet čia jūs nenusileido. žvengit, mano duomenim Žemaitaičio žmona yra šiaulietė. Nu ir kas?
Nu, nieko. Nu, tai va, tai aš Tai ką į Ameriką dėl to įleisti reikės, sakyt, važiuoju. Tai va čia tas yra, kad Žemaitaičiui buvo riesta. Tai mes galim paklausti, tai kokią tu ištekėjai už tokią bičą? Nu, bet šiaip rimtai žiūrint, bet kokių nervų reiktų turėti? Jeigu rimtai, tai aš žinau, dėl ko Maskas atšaukė kelionę. Ten bilietai iš tikrųjų tikrai buvo. Bet Maskas sekė online. Ir kai pamatė, kad Žemaitaitis į Tulą su savo samovaru važiuoja, tai kelionė buvo staigiai atšaukta. Nereiks su žmona važiuoti į susitikimą pas Maską. Eik tu, nu tu jau ką čia. Nu tai žinai, kai sako, jeigu eini į mišką, negi malkas nešės. Kilnoja, kad Žemaitaitį kurtų. Nu jis su žmona. Nu, ždūrina Žemaitaitį juodai. Bet aš tai pagalvoju, tą žmoną, kokius nervus reikia turėti žmonai? O kokie čia nervai? Įsivaizduoju, kokie nervai. Man prižad pirmą klasę skristi lėktuvu. Gyvenime, nes jau šampanai apsigyventi ten prabangiausiam viešbutį. Supranti, oro uostą sužinai, kad kilo tavo visas svajonės. O jisai, pavyzdžiui, nekilo noras iš anksto prisiregistruoti. Aš būčiau iš kartą jį ten vietoj nušovus. Zita, bent iš oro uosto reikia šį teritorijos. Tai viskas, ten savo rankom pasmakus. Gal Žemaitaičio žmona kaip Berkams. Jis žaidė aukščiausios klasės klube. Buvo aukščiausiai apmokams. Jam buvo pati aukščiausia pirmą klasę skrydžių, bet jis bijojo skristi. Ir važinėdavo traukiniais. Gal ir jo žmona apsidžiaugia, Ne. Kur jau, čia būt nenorės, būt net iš vis neskridu. Sakau, taip, žmoną pavesti, nu tai čia gyvenime. Tu nori pasimauti. Palauk, į New Yorką, kur turėjo skristi. Tu gali pasimauti temas kaip nori, bet nu kam žmona reikia taip žaiviai. Žinokit, Hebra, aš galiu pasakyti atsakingai, mane žmona būtų irgi nušovus. Tai manyčiau, aš irgi būčiau tą padariusi. Jeigu taip su manim pasielgtų, tai tikrai nušaučiau arba pasmaučiau. Taigi jie darbiniais reikalais Zita skrido. Kur mano verslo klasė? Suprantat? Ir taip kontrolinis Pačias geriausią suknelę susidėjau ir nėra kad apsirengti. Aš kai labiau patyręs, šukuosina pasidarė plaukus, pas kosmetologę buvo investicijos. Taip žiauriai nereik žmonoms svajonių daužyti. Ne, suprantate, Zita teisingai pasakė. Geriau pažadėti 3 žvaigždutės, o duoti 5. Ne, Zita teisingai pasakė. Geriau iš anksto pažadėti mažiau, Kitą kartą, Zita teisingai pasakė. Kitą kartą skrendi viens. Va taip, va, čia to tikslas ir buvo, kad taip pasakytų. A tu supranti, skrendi viens. Kuo tau dar reikia? Skrendi viens. Suprantate, iš oro uostą vien skrendi. Bet palaukit, kaip jis iš ankstinės registracijos nepadarė? Man tai visą laiką klausimas. Čekingą nepadarė. Čekingą, vat kaip tu va. Ten kiek jis niekur neskraido iškart žmogus nepatyręs. Man labiausiai patika, žinai, kai žurnalistai ten filmavo įeinant į Seimo rūmais. Ir jisai, žinai, ten jau buvo prisišnekėjęs apie tas jo jau štabo darbuotojas, kurios ten jau verkė ir taip toliau. Ir, žinai, saka, jau jos jau ten nusiverkė, ten, žinai, taip toliau. Nes žurnalistai klauso, kad tai kaip tavo aparats nepatikrina, elementaraus čekingą nepadarė. Tai čia logi, iš kartą prisakė. Man labiausiai patika jų atsakyms. Viską patikrina, viską įsiaiškina, viskas buvo gerai. Tada kits klausimas. Tai kaip tu dar Lietuvoj? O kečiausiai to istorijai... Tai kokia lygia tas tavo aparatas? Bet tas anonims irgi šmikės. Ne kad, malemba, kokia ten Irish yra tos, tos visos Chicken. 30 dolerių, nusiųsk jį bet kur su tais biletais, o atgalinis jau feikinis bilets. Nes jis su turkišais įsivaizduoja, su turkišais. Tai aišku, kokios geros avialinijos. Ne, čia tai juos pravals pirmiausia, tai dėl to ne tai, kad neišskrida, bet Masks patyrė dvasinę traumą. Nes nežinojo, kad ją patyrė. Jis galvo, kas su manim daros, o pasirodo turėjo atskristi. Net nesuprato, kad tai yra kažkas galvoju, rankas kilnosiu nebe viens aporojo, dabar tik tai viens liko.
Ir Teslos pardavimai žluga. Bet čia jau kitą kartą. Pavyzdžiui, ką Maskas kalba rusiškai. Būtų paroj kilnuojas. Tai su Žemaitaičiu kaip būtų kalbėjęs. Va, Žemaitaitis sakė, kam ta anglų kalba. Maskas kalba rusiškai, pakalbėsime. Iš tikrųjų, čia ne. Rimtai? Taip. Gavari panašus, kamonė po Žemaitaičiu. Jis išmoko, kad galėtų skaityti Karaliovo šituos raštus visus. Pastebėjimus einam dabar reklamą. Jis lietuviškai dar neskaitė. Cilkovskio. Nėra tokių raštų gerų. Tai jo laimė. Einam pavalgyti. 97 ir 8 FM. Šiaulių radijas RS2. Visada smalsiems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu tai kalbam apie Nigerijos princus ir princesės. Jau apkalbėjom, ką ten daugiau kalbėjom. Nu, tai Alkokas tikala bus, brūliukų bus. Kalbėsim. O koks nori šitą Nigerijos princą vardą į pavardę, tu žinai? Nesvarbu, Dieve. Jo vardas į pavardė Ryan Reidel. Nu tai čia Žemaitaitis turėjo su juo susitikti Niujorke. Nu gerai, pavarėm ant Remygos. Ne, dar ne viskas. Nu tai girdė, tai ne visai taip pavarėm. Ne, Remyga man tai įdomiausia. Dar liko noris daugiau. Kalakutų airlinijos. Nu, tai turiu omeny, kad bilete tai pavadinims, kur turkiš. O kur turkiai? Zita, koks skirtumas, ar su turkiš, ne su airlinijoms skrisi, Kalakuts irgi skraido. Ne, bet kaip jis negalėjo, nes jeigu rašo anonimą, žinai, kaukiams įta tokia. Durnium, kad net neperskaityti. Tai ką, tu net nepasidomi, kaip tos nesvarbu, biletą pamato, nušvito maskas. Ne, pamatė. Ingrida yra teisė, supranti, tu patiri orgazmą ir tu jau nieką nebeskaitai. Kokius 5 orgazmus. Bet aš jums duočiau tekstą paskaityti tuo metu. Supranti, kad tu skrisi verslo klasę ten. Bet jūs šampanai įėjo į maskas prie trapo ar lauk. Turit pareikšti nepasitikėjimą Amerikos ambasadą. Su tą benzapjūklų. Ant kiek tu pasijauti didų žmogus, kad tave net pats Amerikas tas... Paskui prezidentų galės sakyti, aš su Masku buvau susitikęs, o jūs čia pilkos utelės Lietuvoje sėdė. Nu, žinai, iš tokios mažos lietuvėlės išsirinka būtent Žemaitaitį. Neturi visiškai gailę čia. Man, pavyzdžiui, biškai gaila. Bet Petras tai nepasimovė. Nu, Petras yra vietis ir mėtis. Jisai jau ir pasimovė su Birutė. Žinai, dėl ko Petras tai, kai sako, su Masku nebepasimovė. Paaiškinu. Petras nesupranta angliškai. Būtų lietuviškai parašyta. Bet tai yra programėlių. Bet jis turi gerą šitą patarėją neblogą. Tai va, matyt, patarėjas yra protingas žmogus. Anglų kalba patarėjas normaliai. Apie Gražulį kalbat. Jo, Gražulis irgi gavo tokį tipo... Bet nepasimovė. Pasiūlymą iš... Ne, jis nuvažiavo, bet jis pagal šitą net iki salės, iki inauguracijos jis važiavo kaip iš Europos parlamentą. Jis gavo kaip europarlamentaras kvietimą, kai Gražulis buvo prie Maską ir prie Trumpą. Ačiū Dievui, Gražulė nesupjaustė Maskas. Bet kad ten į kitą salę buvo pakviestas Gražulis. Tai bet jis ten buvo. Bet esmė ta, kad buvo pakviestas ir buvo taip. Petras Krūs yra, bet va Žemaitaičių nepavyko. Gerai, bet pavyzdžiui, tą Žemaitaitį išdūrė, tai yra tokių įtarimų į nuomonių, kad tapins. Bet už rankos nepagauts, nevadys, supranti. Aš tai pasakysiu, man Žemaitaitis atapins iš to paties molę, jeigu tai yra molis. Klausykis, jeigu Sinkevičius ištapina rankų iš sprūdą, tai reik naujos aukos, nauja žertva susirado. Supranti, nereik neieškoti, jis taip jau aiškiai buvo. Žertva. Vienu žodžiu, moteriškės ir vyriškiai, jeigu gausit pasiūlymą iš Maską arba iš Nigerijos princą, neskubėkit atsakinėti. Atsakinėkit Kenijos princui. Pasitarkit su mumis. Atsakinėkit Mongolijos princui, Taivane ambasadai. Tai aš ir galvoju, kodėl man nieks nerašo tų laiškų? Tau nerašo? Galėtų kažkoks Nigerijos princas parašyti. Kažkaip nerašo. Zita, tu biškai klysti, žinok, rašo tau tos... Apie tave nedainas dainuoja. Taip, matyt, aš irgi angliškai nesuprantu. Ne, tu žinok,
Bet Audrius anksčiau perskaito jo. Aš tau pratrinu tos laiškus. Ne, tai iki Audrius anksčiau pasiekė. Naudoju valdišką kompiuterį ir noriu Aš sulaukti laiškų. jau čia Audrius girias, ką gaun pasiūlymų iš Nigerijos princų. Arūns girias, Audrius Ingrida, iš visi. princesių, Galvoju, iš nu, princesių. ką aš čia dabar? Ne, Tokia aš viena negavau, bet rapsuotoji, kuri negavau. gauti iš princo. Ne, Nigerijos Dar princesė nedai- parašė vieną kartą, sakau, nu faina, sakau tu. Ne, nu tai... mes Investuok į Lietuvą. Jo, tai gaunam, čia, žinok, Atviras tų pranešimų iš, investicijom, ar ne? iš generalinės policijos, generalinio policijos Ai, komisariato. iš tų tai gaunu, tikrai Ten, žinai, gaunu. Matonis Bet iš princo pasirašo, ten, negaunu. žinai, kad tu ten esi toks ir toks, ten. taip Žodžiu, toliau. neužkipkit už aferistų kablių ten tų. O jeigu yra labai rimtai, pasitikrinkit pašto adresą, iš kurio yra siunčiami tie laiškai. Ir tikrai nespauskit nei išsaugoti, nei Ir atsakyti. šiaip, prisiminkim vieną tą taisyklę, nemokama sūrė nebūns pastose. Nu, tai ta prasme. aišku, kad taip. Tik antrai bet perėjai. jeigu už Jėzau. 30 Ne, tūkstančių, nebūna kartais, tai- būna Bet tu kartais. įsivaizduoji, Arūnai, kaip tas, žinai, čia toks, sako, gal, jeigu tu pastebėjai tą susirašinėjimą, ten iš tikrųjų tas žmogus, kuris rašė Žemaitaičiui, jis tikrai nėra šiaip eilinis žmogus, jis yra apmokytas agentas. Ten ne vienas Nes jisai bent, aš suskaičiavau, bent jisai 5 kartus bandė Žemaitaičio ribas. Nes buvo duodamos tokias lengvos, liktai tarp kitko lengvos užduotis, dabar tu ten pasisakyk Facebook'e už tą, dabar Taip, padaryk taip, tą taip. ir yra tyriama, ar tu su kiekvienu laišku, ar tu tai padarysi. Nu, tai yra... Tai mes- tai Jis yra svarbiausia viską padarė. Jo, tai yra klasikinė verbavimo technologija, ta prasme, Va. tai yra žiūrimos, ta prasme, tavo ribos, ką tu gali, kiek tu esi paslankus, ta Bet prasme. Audrius, Ir tas kur žmogus Bet, turės priimti Iš kur tu tą sprendimą. viską žinai? Audriau, Audrius gal dabar verbavo, pasakysiu, užvedė ant geros mintis. Jo. Ir tas žmogus turės priimti sprendimą, ar jį reikia pasimti savo pavaduotojų Seime. Vienareikšmiškai. Vienareikšmiškai, Jeigu, čia yra- pavyzdžiui, jeigu jis išaiškėtų, sakykime, tas žmogus ir jisai yra tikrai Neišaiškės. netarnybų darbuotojas, jisai netarnybų, tai aš Žemaitaičio vietoje jį pasiimčiau tikrai pavaduotojų arba savo, kanceliarijos darbuotojų. Ir geriau. Nes jisai tikrai yra apmokytas, tai ne šiaip eilinis žmogus rašė. Tikrai tai ne eilinis. Brita irgi Girdi, pasiimčiau. Tai noriu pasakyti, kad klausimas eisais. Audriau, Taip. aš Arba tau gerus rimtai serialus pasakysiu, žiūri. kai baigęs tą mokyklą, kur baigė čia ir tas gerų šnipas, Taip. kad rusai sakydavo tokiais atvejais, elementarna, Watson. Čia taip elementariai, kad, nereiks specialių ten buvo mokslų. labai gerai Biškį sudėliota. logikos. Taip, Ne, ten sudėliota. buvo labai gerai sudėliota. Tai nebuvo duodamos užduotis po 3 ar po 4 vienam laiške. Kiekvienam laiške duodama po 1-2 užduotis ir žiūrima, ką jisai padarys. Bet aš turiu omeny- Su kiekvienu laišku yra duodama didesnė užduotis. Ta prasme, viskas yra labai nuosekliai Audriau, gražiai. Tas vadinas iš ankstinis paplanavimas, Taip, primetimas, o ne taip. improvizacija. Aš turiu tokią idėją. Pavyzdžiui, jeigu gavot iš Nigerijos princesės laišką, Taip. išskirtinai Remygai pasiūlyms yra, jeigu gavai laišką iš Trumpo ar Muską, kreipkis į Julio kompaniją. Mes atliksim ekspertizę. Inventorizuosim. Ekspertizę atliksim. Julio- Analizus. O Julio kompanija persius visus Norvegijos princų laiškus Remigijui, gal jis pamatysim, kur skrenda į kitą šalis. Ir žinokit, man tai labiausiai buvo, žinai, ir jokiausi, ir gaila buvo, kaip jisai, žinai, taip su tokiu pradžiai, sako, skrendu į Ameriką, ir valstybės, ir asmeniniais reikalais. Ir čia bus netgi spektaklio biletai. Ir po to, nusiprašė, grįžtu namo, kol saulė dar Palaukit, į miuziklą, tikrai sito užmuš žmoną, rimtai. Nu tai aš nežinau, kaip jis dagils aišku. Mano žiniom, žmona šiaulietė ir iš Pietinė. Tai jeigu Tai ta jau žmona beisbolkę turėtų turėti jauliuosiai. tikra žmona turėtų mažiausiai savaitį, sakyk, dabar va taip, Tikras žmonos tik iš Kuršenkelio. duodu tau savaitę, kad būtų tikri biletai ir tikras Getsbis. Ne, jeigu tikra žmona, dabar mažiausiai 3 metam galvas skaudės. Kokia dirbi? Savaitę laiką, tikri biletai ir Getsbis tikras. Viskas. Viešbutis tegu būna paprastas.
Ne, nu čia tos moteris sako, man galvas skaud, pasižiūri sienai, sako, man galvas skaud. Nu taip nebūn. Kai taip prikiaulini, tai galva gali skaudėti labai ilgai. Ant masko į rojų bandai jot, nu taip ir gaunas. Ant svetimą masko. Ant masko į rojų bandai nujot, supranti. Nu, supratau, kad... Šašlykai laukia mūsų. Gerai, einam ant to gultuką pagulėti, saulikę pasilepinti. Einam paieškoti Tesla, ne, nusipirkti. Ne, nebepirksim jau. Ate. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada ištikimiems.